parodysiu patį paprasčiausią ir vieną turčiausių mazgų kilpą į kilpą. Tai kas nežino, tai tiksliau, kaip sakau, man pats paprasčiausias, tai turim aštuntuką prie šoklyderio. Tiesiog paprastas aštuntukas. Čia turim litkorą su kilputė. Tai mūsų visas darbas yra tiesiog prakišti šoklyderį pro litkoro kilputę. Tokiu būdu jisai toksai kaip slankiojantis, sakykim. Tada pro tą litkoro, šoklyderio kilpą paimam taip ir tiesiog prakišam pro litkorą kilputę. Taip turim, kad tiesiog jisai slankioja. Ir tada taip padarę, prakišam visą litkorą pro šoko mazgą. Ir tiesiog jisai, kaip matosi, kilpa į kilpą ir užsitraukia. Ir kas dar labai svarbu ir yra, kaip sakau, genialumas paprastume šitoje vietoje, kad jį pakeisti labai lengva. Paėmė, paukšt, ištraukia ir keičiam iš helikopterio į skalzeką ar į klasikinę ar inliną. Tai tas yra labai svarbu. Tarkim, kad ir kažkas nutrūksta litkoras, tai nereikia tenai surišinėti mazgų. Vėl viskas. Paukšt, prašau. Reikia pakeisti 1, 2, 3. Daugiau tokio ir panašaus edukacinio turinio rasite mūsų Contribui platformoje. Užsuk, pamatysi ir išmoksi.